Vykusius šitą konferenciją, kokių pokyčių reikia, kad mūsų vaikai būtų laimingi švietimo įstaigose. Daugelis yra matytų veidų, užsimezgę tamprus ryšiai su jumis ir mes labai dėkingi, kad palaikote tas iniciatyvas, kad visi kartu augome, tampame pokyčiais, patys esame pokyčiais. Ir kviečiu visus susitelkus pradėti konferenciją. Mūsų jau tapo tradicija, pati pradžia. Kviečiame jaunuomenės atstovę, tai Rugilę, uždegti mums šviesą, kad mes visi iš prieblandų, iš tamsos keliautumėm tik į šviesą ir į šviesą. Jums leidus prisistatysiu, aš esu Jolanta Linkevičienė, Socialinės veiklos asociacijos Šviesos kampanijos vadovė. Labą dieną visi, labai smagu Jūs matyti šioje konferencijoje, kuri yra jau penktoji, tęstinė ir tikrai žadam tęsti toliau šią tradiciją, kad kuo daugiau kalbėti apie tai, ko reikia švietimo įstaigoms, kad mūsų vaikai būtų juose laimingi. Ir aš esu Indrė Pavikšnienė, Šviesos kampelio narė. Sveiki visi, esu psichologė Žmonė Žilionienė ir džiugu man su jumis kartu šiandien tokiu būtent būtų paminėti šeimos dieną čia Kaune. Tai linkiu praleisti prasmingai laiką ir turime jums malonų muzikinį siurprizą. Kviečiu mus pradėti Justiną Jonikaitę dviejomis dainomis. Apokalipsinis romansas Kostos Smorigino ir Raudoni vakarai Ievos Narkutės.
verkia rauda mano kirnos, aš smingu tau ant pečių, aš atgulsiu, tu pareisi, bus raudoni vakarai, priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva vedalė, ar bijai, pūgos kilo trečią kartą, krito bitės iš delnų, gaudė verkė miesto varpas, dingo broliai tarp miškų, visą naktį skundės liepoms, aimanuojantys beržai, kraujo raudonių užlieti, mūsų pustuščiai namai, man atgulus, nesugrįžai, tu raudoni vakarai, tuščio kelio, tuščias kryžius, mano Lietuva vedalė, ar bijai, man atgulus, nesugrįžai, kur raudoni vakarai, tuščio kelio, tuščias kryžius, mano Lietuva vedalė, ar bijai, ar bijai. Mums labai džiugu, kad Šviesos kampelio iniciatyva, o Šviesos kampelio nariai ir aš esu, tai man dvigubai džiugiau, palaiko žmonės dirbantis atitinkamose institucijose, kurios tiesiogiai susijusios su konferencijos tikslu. Todėl kviečiu tarti mūsų svečius įžanginį žodį. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Jurgita Nemanynė pas mus atvyko ir kvieskime. Labai diena visiems. Po tokios dainos tai dar norisi tylėti ir mąstyti, todėl pakankamai sunku. Bet iš tiesų tai sveikinu nuoširdžiai Šviesos kampelio iniciatyvas burtis įvairių švietimo lygmenų atstovus, gvildenti ypatingai aktualią temą, kaip jaučiasi mūsų vaikai mokyklose. Na, iš tiesų, jeigu tyrimais remiantis, mūsų vaikai patiria įvairių skaudulių mokyklose. Tai yra realybė. Visgi tie dokumentai, kurie surašyti ir patvirtinti ir kuriuos įgyvendina visos Lietuvos 1300 mokyklų, jie yra surašę visus gražius dalykus. Iš tiesų, mes turime ugdyti ne tik tai žinias, bet mes kalbame apie kompetencijų ugdymą, apie vertybinį pamatą ir net užsienio ekspertai vertina mūsų dokumentus labai labai gerai. Tačiau kodėl jie neveikia taip, kaip norėtųsi? Kodėl mes nesame patenkinti ir akademiniais pasiekimais? Na, jeigu mes žiūrime TIMSS, yra toks
tarptautinis tyrimas, kuris klausia, ko vaikai mokėsi, tai mūsų vaikams pakankamai gerai sekėsi. Bet PISA yra kitas tarptautinis tyrimas, klausia, ko vaikai išmoko, o ne tai, ko jie mokėsi. Ir čia jau mūsų vaikams sunkiau. Taigi, aš manau, kad greičiausiai, žinoma, yra bėdų ir sisteminiam lygmenyje, tai, kurios, žinoma, turėtų būti sprendžiamos visų diskusijų išdavoje ir randant tuos kelius, nes ar iš tiesų aukštosios mokyklos, pavyzdžiui, vertina ne vaikų žinias, o įvertina savanorystę, įvertina ir vertina kaip gėrį socialinę veiklą, ar tik tai akademinės žinios yra svarbios. Ar patys geriausi mokytojai ateina dirbti į mūsų mokyklas, tai yra pasirenka pedagoginės studijas. Tik tai tie, kurie yra pačių geriausius, demonstruoja pačius geriausius pasiekimus. Ar mūsų mokytojų atestacija sietina su kiekvieno jo vaiko pažanga padarytų žingsneliu? Galbūt ir tos pačios tobulos bendrosios programos yra tokios jau didelės, tiek visko norėta surašyti, kad jau labai sunku atrasti save ir išsiskirti tą kelią, tą giją, ką aš turiu veikti mokykloje. Tačiau yra ir dalykai, kurių sistema turbūt negali sukurti. Tai aš manau, tai yra mokyklos, kiekvienos konkrečios mokyklos kultūra. Tiek toje kultūroje, jeigu mes žiūrėtumėm išorės audito ataskaitas, simboliai, ritualai, tradicijos yra tobulai, yra geriausiai vertinama. Tačiau kiek tai persmelkia visos tos tiesos, kurios surašytos mokyklos dokumentuose ir susitartos, kiek jos persmelkia ugdymo turinį, pamoką, popamokinę veiklą. Ir iš tiesų, ar mokytojas bendradarbiauja su kolegomis, ar vaikui yra paliekama visus tarpdalykinius ryšius savo galvoje vienam surišti. Ar mokytojas pirmas bėga iš mokyklos tik nuskambėjus skambučiai ir vėliau vaikai, ar mokytojas pasilieka ir padeda tam, kuriam sunku, arba tam, kuris labai gabus ir jam irgi reikia pridėti dar pastangų ir pagalbos, kad jis toliau tobulėtų. Taigi, ar mūsų darbas iš tiesų yra tik į vidurį ir į daugumą, ar yra kiekvienas, kuris yra mokykloje, kiekvienas yra klasėje, yra be galo svarbus ir kaip jisai jaučiasi, kaip mokykla, pavyzdžiui, formaliai įgyvendina kokią Olvėjus arba kitokią prevencinę programą, ar tai yra viso sutelkto kolektyvo darbo nuoširdaus įdedamų pastangų ir darbo rezultatas. Ir iš tiesų mes matome, kad ta mokykla, kuri visą tai labai planuotai, labai strateguotai gyvendina, rezultatų duoda. Taigi, kaip kiekvienoje mokykloje sukurti tą meilę židinį, apie ką čia yra kalbama programoje, turbūt ir yra tas locus nascendi, tas grynuolis, kurį turi atrasti kiekviena mokykla ir daug mokyklų beje yra atradę. Taigi, palinkėčiau, kad diskusijos neliktų tik diskusijom, o būtų prieiti kažkokie tai siūlymai, kuriuos galima būtų teikti, dar kartą svarstyti, dar kartą tobulinti ir pagaliau įgyvendinti ir iš tiesų įgyvendinti. Ir lūkestis, aš taip pat esu mama ir taipogi savo sūnų šiais metais atvedžiau į 1. klasę. Ir buvo lūkestis, kad ne tik mano sūnus mokytųsi, o mokytojas mokytų, bet kad ir jo mokytojas visą laiką ir pats mokytųsi, nenustodamai mokytųsi. Taigi, sėkmės ir gerų minčių, emocijų, idėjų ir bendrystės. Ačiū. Įžangos žodį kviečiu tarti Kauno miesto savivaldybės tarybos narį Algimantą Kurlavičių, švietimo ir sporto komiteto. Labą dieną, gerbiami konferencijos dalyviai. Malonu matyti daug veidų, nebeimkų tokiai svarbiai temai, palikusių savo darbus gražią dieną čia susirinkusių. Paskutiniu laiku
kaip tik pasirodė daugiau straipsnių, diskusijų apie laimės ekonomiką, gerovės ekonomiką ir ginčymasi, ko reikia, kad žmogus būtų suaugęs žmogus laimingas. Taip pat nelengva atsakyti į klausimą, nemažiau turbūt sudėtinga ir ko reikia, kad vaikas būtų laimingas. Na, mano dukra jau mama taip pat ir kai su ja šnekėjau, ji pati pastebėjo, kad mažas vaikas būtų laimingas, tai reikia, kad jis būtų saugus, kad būtų sotus, na ir reikalingi emociniai ryšiai su mama ir su aplinkiniais. Tai tas pats išlieka ir vaikui augant, tas pats galioja ir švietimo įstaigose. Tai svarbu, kad švietimo įstaigoje būtų šilta aplinka, šilti santykiai, o tai formuoja pirmiausia mokytojai, mokyklos bendruomenė, administracija, mokyklos valdymas ir finansavimas, kur čia daugiausia gali prisidėti ir savivaldybė, mokymo organizavimas. Na, mokytojams dabar talkina ir kompiuteriai, įvairios techninės priemonės, bet visi specialistai sutinka ir informatikai, kad kompiuteris niekada gyvo mokytojo nepakeis. Net tas bendravimas nėra, kompiuteris emocijų neturi visiškai. Tai mokytojo įtaka neišmatuojama, visi suaugę prisimenam savo mokytojus iš didžiosios raidės. Na, o mokyklos bendruomenė, tai ir kiti mokiniai, moksleiviai, mokytojai, administracija. Tai čia ne tik žmonės, bet taip pat svarbu ir jų santykiai ir svarbu, kad aplinka būtų demokratiška, pagrįsta vertybėmis, kaip čia jau buvo minėta, šito mes kol kas dėja pasigendame, reiškia, jeigu pati mokyklos bendruomenė, įskaitant ir tėvus, orientuosis į vertybės, tai aišku, mokykloje aplinka bus moksleiviams žymiai geresnė. Dabar dėl savivaldybės indėlio, tai moksleivių Kaune mažėja, finansavimas mažėja mažiau negu moksleivių skaičius. Švietimo skyriaus vedėjas džiaugiasi, kad šiais metais skirtos lėšos švietimui Kaune žymiai didesnės negu pernai, tai liktai būtų galimybės tą aplinką tokią ūkinę formuoti ir geresnę. Na, mokyklos čia sujungiamos ir uždaromos ir, aišku, norėtųsi, kad tos mokyklos būtų ir mažesnės, ir klasės mažesnės, ir tada aplinka bus šviesesnė, bet ne visada tas pasiseka. Na, labai ugdymui svarbu neformalus ugdymas, bet čia kažkaip jam finansavimas šiais metais pas mus sumažėjo, ir čia matyt vis tiek reikėtų dar peržiūrėti. Na ir labai svarbu jūsų patirtis, jūsų nuomonė, jūsų žinios. Tikiuosi, kad čia šiandien bus jos išsakytos, jūsų nuomonės, ir tikimės, kad bus pasistengta jas gyvendinti. Na, linkiu konferencijai sėkmingo darbo. Ačiū. Žemynų žodį kviečiu tarti Kauno miesto savivaldybės švietimo skyrių specialistą Euriką Stankevičių. Labą dieną visiems.
išsakė. Gal aš pasakysiu tik tai tokią poziciją, saugi mokykla, ne? Saugios mokyklos aplinkos kūrimas. Kas tai yra? Mes renkamės mokyklą, pirmiausia, tėvai ateina ir paklausia. Mums mokykla reikalinga tokia, kurioje yra mažai patyčių. Dabar jeigu mes kalbėsime apie Always programą, ar ne? Always programa yra būtent patyčių programa, patyčių mažinimo programa. Bet tos patyčios dabar išsibujojo ir jos išsiplėtė ir jų dabar atrodo tarsi daugiau, bet iš tikrųjų nedaugiau. Always programa mums padėjo vaikus prakalbinti ir pasakyti, kad iš manęs tyčiojasi ir aš galiu tą pasakyti kitam. Vadinasi, mums atrodo, kad pradėjom kalbėti daugiau, vadinasi, pradėjom daugiau žinoti ir galbūt atsirado daugiau tų patyčių. Bet tų patyčių tikrai neatsirado daugiau, nei buvo tiek, kiek yra. O kas yra patyčios, ar ne? Tai yra tie patys mūsų vaikai, kurie ateina į tą pačią mūsų mokyklą. Tai aš visada manau, kad pirmiausia viskas turi prasidėti nuo šeimos. Tai, ką vaikas mato šeimoje, tą jis atsineša į mokyklą. Jeigu aš esu nelaimingas, jeigu man yra sunku, jeigu mane skriaudžia, bara, muša, aš atėjęs į mokyklą tą padarysiu. Aš atsikeršysiu savo draugui, kuris yra už mane silpnesnis. Tai vėlgi tas saugėtų linka, ar ne? Ir atrodo, mes labai daug dirbame, mes labai daug darome įvairių akcijų. Ir tikrai skatiname ir socialinius pedagogus, ir psichologus dirbti su vaikais. Ir labai daug darome. Ir tikimės, kad kartu dirbdami mes padarysime, mes kažką padarysime. Mes dabar pradėjome kalbėti, mes pradėjome daryti ir mes pradėjome visi galvoti apie savo vaiko ateitį. Todėl labai džiaugiuosi, kad konferencija yra tęstinė, jinai, manau, bus dar tęstinė, nes tai yra neišsemiami arodai, tai yra labai daug klausimų, kuriuos mums reikia paliesti ir aš manau, kad tikrai atsiras pasiekėjai, kurie pabuvę konferencijoje pradės galvoti kitaip, kad taip pat reikia prisidėti prie to kūrimo iš tikrųjų teigiamo įgyvendinimo. Todėl ačiū Jums labai visiems ir linkiu gero pasiklausimo. Dėkuoju. Ir dar vieną žinginį žodį kviečiu socialinės veiklos asociacijos Šviesos kampelis vadovė Jolanta Linkevičienė. Mėlyjei, aš norėčiau pasidalinti, kodėl mums gimė toks sumanymas organizuoti tęstinės konferencijas, jinai 5. Kodėl mes kalbame apie laimingumą vaikų, nes viešoje erdvėje pakankamai daug informacijos iš specialistų, psichologų, socialinių pedagogų, mokytojų, kad vaikai patiria nepakeliamas streso dozes, kad vaikystė yra pavojuje, rašo ir užsienio specialistai, vaikystė, jaunystė, kad mokykloje paraštėje paliktas yra asmenybės ugdymas ir kaip ir savivaldybės internetinėme puslapyje puikuojasi nuostabi neformalaus švietimo veiklos tobulinimo programa, kurią parengė vyr specialistė Vida Kučiauskienė 2009-2015 metams. Nuostabi programa, tikrai joje viskas iškelta, kas yra labai aktualu ir pasiūlymai teikti, bet tą programą įgyvendinti nuo 2009 metų iki 2015 neatsiranda lėšų pasirodo. Tai jei nebus vienodi dviračio ratai, formalus ir neformalus ugdymas, tai apie kokį laimingumą mes galėsime vaikų kalbėti. Tyrimai rodo, kad vaikai virš 70% nemėgsta mokyklų ir nenori jas eiti. Aš galiu pasidalinti savo kaiminystėje gyvenančią savo krikšto dukrelę, kuri šiemet baigė 1 klasę ir jinai grįždam tiesiog prieš maždaug 2 mėnesius klausė šios, kaip sekėsi mokykloje. Jinai sako, blogai, manęs niekas nemato mokykloje. Vėl aš grįšiu, kaip ir švietimo ministerijos atstovė kalbėjo, kad mūsų švietimą reglamentuojantys įstatymai ir kiti dokumentai yra tikrai tobulai paruošti. Juos įsigilinus, pasiskaičius, atrodo, kad viską turėtume įgyvendinti, bet mes nepersiskaičiuojame išteklių pajėgų. Ar užtenka pajėgų šiandien mokykloje įgyvendinti tai, kas yra iškelta švietimo įstatymuose ir kitose dokumentuose.
Jei vaikas grįžta pirmoje klasėje iš mokyklos ir sako, mane šiandien niekas nepastebėjo, jei niekas jo akis nepasižiūrėjo, jei niekas prie jo nepriėjo, jisai buvo tik bendros masės dalis, apie kokį laimingumą galime kalbėti. Taip pat mokinių parlamento atstovas Paulius Kazakevičius kalba, kad mokykla tobulai paruošia egzaminų išlaikymui, bet išeiname į gyvenimą nepasiruošę. Negebame priimti iššūkių tam tikrų, negebame išspręsti tam tikrų konfliktų, laisvai mąstyti, kūrybiškai veikti, ieškoti ne tik sukurtų darbo vietų, bet jas ir sukurti. Tai ir vėl pasižiūrėkime, kaip formuojamas žmogus. Tai viso to pasekoje ir kyla tokios idėjos, kad mums visiems turi rūpėti, ne tik mokyklai, ne tik mokytojams, bet tėvų priedermė irgi lygiai tokia pati. Parinkti savo vaiką atitinkamą ugdymą, atitinkanti, kaip ir šiandien šeimos diena yra, atitinkanti šeimos vertybės. O šiandien surasti tokį atitinkamą ugdymą, kuris atitiktų šeimos vertybės, tikrai yra sudėtinga, nes alternatyvų yra per mažai. Alternatyvų kūrėjai mes esame kiekvienas. Negalvokime, kad kažkas mums sukurs tas alternatyvas. Tai manau, kad puikus pranešėjai šios dienos ir dalyviai būtent vieni kitus paskatins kurti tas alternatyvas, pastiprinti vieni kitus, įkvėpti, padrasinti, paskatinti, kad mūsų vaikai norėtų eiti į mokyklą, kad jie būtų pastebėti mokykloje. Ir kad jie būtų laukiami mokykloje. Kaip ir sakė, mokykloje mokytis renkasi visi. Tai ir tėvai, ir pedagogai, ir vaikai. Mano sūnus dabar yra abiturientas 11 klasėje, kai jisai peržengė mokyklos slenkstį, nuo tos dienos aš pradėjau gilintis į švietimą reglamentuojančius dokumentus. Tai su realybė, kai pradėjau lyginti, tai mane tikrai apėmė neviltis. Tai pirmiausiai, visą laiką leiskime savo ir pasipiktinimui išaugti, nes kai išauga pasipiktinimas, tai atsiranda iniciatyvos. Jei mes galvojam, nieko negalim pakeisti, nekreipkime dėmesio, tegu vaikai užsiaugina storą skūrą ir jie gyvenime, jiem reikės dar grumtis su gyvenimo audromis, bet dėja, kai vaikas mažas formuojasi jo emocinis, psichologinis ir dvasinis stuburas. Ir jei jisai bus sulaužytas, tai jisai tikrai nepasigrums su jokiom gyvenimo audromis. Tai sėkmės linkiu visiems kūrybiniuose procesuose, savęs tobulinimo procesuose ir gerų potyrių. Ačiū. Ačiū, Jolanta. Aš džiaugiamės, kad Kauno miesto savivaldybė nuolatos su mumis geranoriškai bendradarbiauja, todėl mes čia, šioje nuostabioje erdvėje salėje. Taip pat dėkojame vienai moteriai, kuri jūs visus šiandien vaišina kava ir arbata. Deja, niekas to padaryti daugiau negalėjo. Ir jūs asmeniškai visus skatinčiau, jeigu galite, tiesiog aukokite į aukų dėžutę, nes asociacija Šviesos kampanijas daug gerų darbų daro visuomeniniais pagrindais. Mes labai skatiname savanorystę. Linkiu jums geros konferencijos. Bet labai norėčiau jūs pakviesti aktyviai klausytis ir mąstyti, eiti į šviesą ir kiekviename pranešime, o programa tikrai yra labai verta dėmesio, kiekviename pranešime ieškoti tos šviesos. Nesvarbu, kas skleidžia informaciją, svarbu, ką ji man gali duoti. Labai kviečiu atrasti Adrenos leidyklos knygas ten prie sienos. Atraskite Amonošvilį, ypatingai tie, kas turi mažesnius vaikus, kur dar ne viskas prarasta mokykloje. Atraskite Piličiauską, pritaikykite šviesų ugdymą savo šeimose ir klasėse, į kurias keliaujate, ar kaip mokytojai, ar kaip tėvai. Labai jūsų prašome padovanoti mums įžvalgų raštu šioje lentoje į mūsų keliamą klausimą. Kokių pokyčių reikia, kad mūsų vaikai būtų laimingi švietimo įstaigose. Taip pat labai kviečiu atidžiai klausytis pranešimų, nes po kiekvieno pranešimo mes kviesime užduoti jums aktualius klausimus pranešėjams. Tokiai gyvai diskusijai šiandien kviečiame. Ir kam tenka dėl
kai kurių priežasčių rimtų išvykti, pavyzdžiui, kitą miestą, kaip ir bendražygiai Irenai Stulpinienei teks anksčiau išvykti, noriu visus nuraminti, kad vaizdo medžiagą maždaug po mėnesio Šviesos kampelio tinklapyje tikrai rasite ir galėsite dar kartą prisiminti tai, kas vyko čia ir dar kartą pasiklausyti jūs skatinančių mąstyti žmonių. Taigi, namų darbus visiems uždaviau ir kviečiu pirmąjį pranešimą pradėti Šviesos kampelio narės Jolanta Lipkevičienė ir Indrė Palinkšnienė. Pranešimo tema – projektai ugdymo įstaigose griaunantis šeimos vertybinius pamatus. Prašom kolegos paisyti laiko reglamentą, ir kad būtų lengviau tiesiog 15 minučių. Pasibaigus priminsiu. Labą dieną dar kartelį. Labai norim atsiprašyti, kad saulė mums krečia smagius pokštus ir nelabai matosi centrinis monitorius, todėl prašom dėmesį kreipti į šonines. Šeimos dienos proga mudvi su Jolanta pasirinkom temą apie projektus, kurie kaip grėsmė ateina į mūsų visuomenę, į mokyklas, liečia mūsų šeimas, mūsų vaikus ir griauna šeimos vertybinius pamatus. Ir kada mes žinom, su kokiais pavojais mes galim susidurti, mes galim būti budrus ir užkirsti jiem kelią ir būti aktyvus tame. Todėl labai norim pasidalinti tuo, kuo domimės su Jolanta, kurioje srityje dirbam ir ką stengiamės daryti. Pasaulis nieko geriau neišrado vaikui, kaip augti šeimoje tarp tėčio ir mamos. Būti ugdomam tėčio ir mamos. Ir pradžia visą laiką prasideda nuo šeimos, nuo tėčio, nuo mamos. Aš dar atsimenu pati, kada buvau moksleivė, sakydama mokykla, tai antrieji namai, antroji šeima. Tai todėl ir čia turim puoselėti tas pačias vertybės ir bendradarbiauti. Šeima ir mokykla. Kad nemėtytom vieni kitiem atsakomybės, kad čia kalta tik šeima, o čia kalta tik mokykla. Mes turim bendradarbiauti, veikti kartu vardan savo vaikų. Dar toks pastebėjimas, kai nusmukusi visuomenėje dora, dažnai užima didelę erdvę nedora. Arba į vertybinius tos pačius, į vertybinę tą pačią pakuotę yra įvelkama tam tikros abejotinos vertybės ir pateikiama kaip gėris. Ir mes dažnai tiesiog papuolame į tam tikrus spąstus apgaulę. Tiesiog bandysime pristatyti savo įžvalgas, kurias pastebėję esame švietimo įstaigose. Ir kaip Jolanta ir minėjo, kad yra į gražų rūbą įvelkama abejotina vertė, todėl pradžioj norėtume supažindinti su organizacijom, kurios būtent ir kelia tą grėsmę savo projektais mokyklose, kad būtume budresni. Tai kaip matote, tai yra ir Tolerantiško jaunimo asociacija, Moterų informacijos centras, Šiaurės ministrų tarybos biuras, asociacija Kauno moterų draugė, galbūt iš tiesų visų galbūt ir neperskaitysiu, galbūt matot jūs. Šitos skaidrės, kuriomis dabar remiamės su Jolanta, kurias paruošę esam, yra įdėtos mūsų internetiniam puslapyje www.šviesoskamblelis.lt. Ir šitų organizacijų pavadinimus mes atradome, kada Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, mes irgi esame nariai tos asociacijos, kreipėsi dėl abejotinos lyties projektų, kur skatinama pasirinkti lytį jaunuomenę. Tai būtent daugelio iš šių organizacijų buvo kitas raštas, kuris norėjo įtikinti, kad visa tai yra gerovė ir tiesiog mes ir įkėlėme tas organizacijas. Iš tiesų, kada jos pristato savo tikslus, tai jie atrodo labai gražus, teigiami, kad tai ir pagarba, ir įvairovė, vienybė, kad skatinti pagarbą visuomenėje, kitaip mąstantiems žmonėms, priimti kitą nuomonę, vienyti jaunimą. Ir šita organizacija jau kelis metus vykdo stovyklas, kurios vadinasi Kitoks bet savas. Ir šią stovyklą remia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ir iš tiesų esam sulaukę ne vieno pagalbos prašymo, padėkite, apsaugokite mūsų vaikus. Ir man įstrigęs yra vienas iš tokių laiškų ir kreipimosi, kada skambino
susirūpinęs žmogus, berods savo sūnumi, kur sako, mes labai drąsiai šią stovyklą išleidom savo vaiką, 15 ar 16 metų jaunuolį, nes pristatymas tos stovyklos iš tiesų buvo labai gražus, kad skatina kūrybiškumą, bendradarbiavimą, toleranciją. Antrais metais jaunuolis taip pat pareiškė norą dalyvauti toje stovykloje ir po 2 metų dalyvavimo grįžęs jisai tėvam pasako, tėveliai, aš esu homoseksualus. Ir kada tėveliai pradėjo domėtis tą stovyklą ir kas joje vyko, pasirodo, kad 2 metus tas vaikas buvo ruošiamas toje stovykloje būti homoseksualiu ir kaip tai pasakyti savo tėvams. Ir kalbam apie toleranciją, bet tiesiog tokį pastebėjimą pasakysiu. Tolerancija seksualiniams mažumoms tarsi reikalaujama tos tolerancijos, bet šeima yra įvardinama kaip homofobiška atgyvena. Tai kur tada ta tolerancija? Tai šeima kaip visuotinas gėris, kaip pamatinė valstybės ląstelė yra nusistovėjusi ir gerbtina, bet jinai vadinama šitose projektuose homofobiška atgyvena. Ir iš tiesų yra grėsmė tame, kad yra orientuojamas į pačią jautriausią mūsų visuomenės dalį, tai yra mūsų vaikai, mūsų jaunimas. Ir mums suaugusiems dažnai atrodo, kad jeigu programą remia valstybinės įstaigos, kaip ministerija ar tarkim švietimo skyrius, tai ten turėtų būti viskas labai gerai ir jokio pavojaus neslypi tame ir mes dažnai net nepasigilinam, nesusipažįstam su tuo, kas vyksta ar mokykloje, ar tarkim toj pačioj stovykloje. To projekto, toliau apie projektą kalbėsime, buvo prieš tai tyrimas, kuris toliau paskatino projekto vykdymą ir mes dar akylai pastebėjome tam tikras grėsmes, kol vyko tyrimas, kreipėmės į tyrėjas, kvietėme prie apskrito stalo apie tai pasikalbėti, apie tyrime iškeltas aktualijas ir mūsų buvo vengiama, tiesiog atrašė tik elektroninį laišką ir pasakė tai, kad tyrimas jau įvykdytas, dabar kreipkitės į projekto įgyvendintojus. Tai tos diskusijos viešos ir viešai apginti, daleisti savo poziciją, ar argumentuoti, ar tiesiog kitus žmonės šviesti, tai tikrai trūksta. Ir iš tiesų buvo net ir Seime organizuota konferencija, tyrimas, tai jisai vadinasi tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose. Ir šiuo tyrimu remiantis paskui buvo pradėtas projektas mokytojų, moksleivių, tėvų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų tarp kultūrinių gebėjimų plėtra. Tai projektas vadinosi, mes ir plačiau apie jį pasakysim. Buvo organizuota Seime konferencija, kur bandėm kviestis lygiai taip pat su Seimo narių pagalba projektų vykdytojus, organizatorius, bet kaip bebūtų gaila, jie bendradarbiauti ir bendrauti atsisakė. Nepaisant to, kad visur jie nurodydavo, jeigu kyla kokių klausimų, kreipkitės į projekto vadovus. Iš savo darbinės patirties mes su Jolanta žinom, kad kada turi gerąją patirtį, labai norisi su ją dalintis. Labai norisi ją skelbti ir užkrėsti kitus. Patirtis su šiuo projektu mūsų yra tokia, kad visur slypi slaptumas. Abejonių net ir kėlė tai, kad vis dėlto net ir valstybinės institucijos vengia mums atsakyti į raštus apie 2 metus. Mes bandėm rašyti užklausimus į Švietimo ir mokslo ministeriją, prašydami supažindinti su šiuo projektu, kokiose mokyklose vyksta ir 2 metus mums buvo neatsakinėjama į laiškus. Tol, kol nesikreipėm į ministro pirmininko kanclerį. Ir tik tai pasibaigus projektui mes gavom žinią, kokiose mokyklose tas projektas buvo vykdomas. Ir tyrėjų išsakytos tam tikri pastebėjimai, kad reiktų griauti papročius, tradicijas, vertybės, daugybę mąstymo stereotipų, tarsi pradedant šeimos sampratą, baigiant kitataučiais ir homoseksualais. Tai jei, brangieji, bus sugriauta mūsų identitetas, mūsų šaknis, vertybės, papročiai, mūsų pačių savitumai tam tikri, tai iš mūsų nieko ir nebeliks. Ir kaip minėjom, šitą projektą lygiai taip pat rėmė Švietimo ministerija
Ir kada mes irgi darėm užklausimus, kas atsakingas už šitą projektą, ir dabar dar parodysiu, kokiuose mokyklose šitas projektas buvo vykdomas. Mums buvo atsakyta, kad atsakomybė tai yra mokyklos vadovybės ir tam reikėjo mokyklos tarybos tėvų sutikimo. Ir aš išsikėliau kaip tik pristatymą, kaip buvo pristatinėjamas šitas projektas. Iš tiesų, atrodo, nėra prie ko ir prikibti, tai aš galėjau jį perskaityti. 2010 metais lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir tolerantiško jaunimo asociacijos užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvos mokyklose trūksta sisteminių ir nuoseklių žinių, socialinės ir kultūrinės įvairovės, pagarbos žmogui, nediskriminavimo, patyčių prevencijos klausimais. Siekiant ugdyti Lietuvos moksleivių tarpkultūrinės kompetencijas bei gebėjimus, projekto metu bus atnaujintas moksleivių ugdymo turinys ir skatinamas mokymo programų lankstumas, įvairiapusiškumas ir inovacijos. Bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenėse bus diegiamas ekspertų parengtas tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo modelis, kurio pagalba įvairių dalykų 5, 10 ir 11, 12 klasių mokytojai savarankiškai integruos į savo dėstomus dalykus įvairius modelio metodus. Siekiant užtikrinti visapusišką pažinimą, toleranciją, jautrumą kitų kultūrų, etninių ir tautinių mažumų tradicijoms, papročiams bei tarpkultūrinio bendravimo ypatumų supratimą ir gebėjimą spręsti kylančius tarpkultūrinius konfliktus, labai svarbus mokyklos bendruomenės santykių integralumas bendradarbiaujant su kitomis visuomenės grupėmis. Todėl įgyvendinant modelį projekto veiklas bus įtraukti ne tik mokytojai, moksleiviai, bet ir tėvai bei nevyriausybinės organizacijos. Ir kada irgi rašėm užklausimą į švietimo ministeriją, kas atsakingas už projekto turinį, tai pasirodo, kad kaip yra atsakingos nei organizacijos, nei asmens už tą turinį kaip ir nebuvo. Vienintelis vertinimas buvo pagal tai, kadangi tai buvo panaudoti ES pinigai, tai kontroliavo tik ES fondas, kuris skirstė tas lėšas, kaip tos lėšos panaudotos, bet į turinį ir poveikį mūsų jaunimui ir vaikams visiškai nebuvo gilintas. Dar atkreipsiu jūsų dėmesį, kaip yra pateikiama, kad mokytojams tėvams ypatingai svarbus būtent šis projektas, nes jie negavę ypatingos seksualinė orientacija susijusio švietimo ir nebūdami drąsios ir atviros asmenybės niekada neišugdys mokinių kaip asmenybių, gebančių eksperimentuoti pasirenkant lytį, kuri kaip teigiama nesusijusi su biologinė ir skatinama. Tai apie kokią drąsą, apie kokią atvirą asmenybę ir apie kokią laisvę. Ar laisvė lygų gašlumas? Mes rašėm raštus ir kiekvienai iš šių mokyklų, kuriuose buvo vykdomas projektas, ir pavyko su viena mokykla susitarti, kad jie mus priimtų ir parodytų mums metodinę medžiagą, kuri naudojama pamokose, nes teko išgirsti iš tėvų, kurie kreipėsi į mus, kad paauglys grįžęs iš mokyklos po pamokos, kur buvo taikoma šita metodinė medžiaga, pasakė: mama, kaip gerai, kad yra homoseksualų ir mes galim pasirinkti, ko norim būti. Tai įdomiau gyventi. Jo, ir taip yra įdomiau gyventi. Tai vaikas, 8-okas, parnešė į šeimą tokią žinią. Ir mes tada kreipėmės į vieną iš tų mokyklų, kur tas vaikas mokinasi, tikėdamėsi, kad mus labai atvirai sutiks, nes, kaip minėjau, mes tikėjomės, kad jeigu tai yra geroji patirtis, kad dalintis ją, tačiau susidūrėm su labai iš tiesų dideliu puolimu, su priešiškumu ir lyg ir buvo sutikimas, kad ir daugiau mums visko parodys, tačiau leido tik tai šiaip pasižiūrėti tuos filmelius. Ir nes mūsų tikslas buvo, kad galbūt parodyti ir specialistam, psichoterapeutam, kurie nusimano ir filmų kūrimuose, reklamų klipų kūrimuose, nes mūsų įžvalgomis ten vis dėlto ir, kaip mes sakome, yra užslėpta informacinė, psichologinė bomba tiksinti mūsų vaikuose. Ir tiesiog mums vykstant kitos mokyklos, o čia daugiau 100 kilometrų, buvo suderinta, ar leisite filmuotis, ar leisite įrašus pasidaryti. Buvo taip pasakyta direktorius, bet kada mes nuvykome, tai direktorius buvo išėjęs svarbiais reikalais, o sutikę administracijos atstovai pasakė, kad direktorius apsigalvojo ir tiesiog neleis mums nei filmuotis, nei įsirašinėti. Matant tuos filmukus, tai tiesiog kiekvieno filmo 7 dalykų buvo paruošta vaizdinė medžiaga ir palikta mokyklose, jinai demonstruojama mūsų vaikams. Tai
kiekvieno filmo pradžioje yra reklama tolerantiško jaunimo. Ir visų dalykų. Ir pabaigoje filmo irgi pateikiama reklama tolerantiško jaunimo. Tai tiek išvelgėme, tai labai panašu irgi į pakuotę, kad dorovės pakuotė, o viduje koks turinys, tai labai sunku kartais ir mums išvelgti. Ir psichologas Algirdas Petronis yra pasakęs, kad lytis tai nėra kažkoks požymis, kurį reikia niveliuoti ar ištrinti. Mes nesam belytės būtybės. Lytis yra mūsų tapatumo dalis ir svarbu, kad mergaitės ar berniukai būtų skatinami atpažinti, išreikšti savo moteriškumą ir vyriškumą ir bendrauti su kitos lyties žmonėmis, o ne belytėmis būtybėmis. Dar būtent šitų mokyklų kreipėmės mes Nacionalinė tėvų šeimų asociacija, mūsų Šviesos kampelio asociacija ir dar berods apie 22 organizacijas kreipėmės į vadovus, kad panašios kilmės projektai nebūtų vykdomi mokyklose. Tai daugelis vadovų nieko neatsakė, keletas atsakė, taip abstrakčiai, o viena vadovė atsakė, kad tiesiog iš pavadinimo buvo sunku suprasti, kas bus mokoma, bet mumis patikino, kad mokytojai tikrai atsirinko, kas yra teigiama ir kas yra neigiama, ir jie nusivylė tais mokymais, dar užakcentavo, ir kad nebus tai platinama mokyklose. Bet kaip mes žinome, žmogus tai yra tokia būtybė, kurią formuoja tam tikra informacija, kuri dvingsi aplinkoje, kuri pasiekia mūsų aplinkoje. Ir vienas gana išsilavinęs žmogus, kuris gerai moka danų kalbą, jis perskaitė ne vieną leidinį būtent apie socialinės lyties pasirinkimą. Ir sako, man reikėjo tikrai kelių mėnesių, kad aš galėčiau ištrinti iš savo atminties visą tą informaciją, nes abejonės pas mane pradėjo tiksėti galvoje, gal čia tikrai, gal mes čia atgyvenę, gal tikrai čia kažkokiuose stereotipuose įstrigę. Tai, o vaikas dar yra aktyvesnis. Tai ką kalbėti tada, kokią informaciją pasiekia mūsų vaikus. Ir prašėme šitų mokyklų vadovų, kad parengtų viešą konferenciją, kad tiesiog pademonstruotų tą medžiagą, kuri palikta, kaip ugdomoji medžiaga, ir gal nuramintų visuomenę, gal jie įtikintų, kad mes matome grėsmės, o jų visai nėra, bet tokio iššūkio vadovai nepriėmė. Ir didžioji dalis iš tiesų atsisako ir oficialiai kalbėti ir bendrauti, kas liečia šį projektą, pasiteisindami, kad mes nieko padaryti negalim, kreipytis į projekto vadovus. Tačiau tuose pačiuose filmeliuose, pačioje pabaigoje buvo parašyta, kad projekto partneriai ir būtent išvardintos tos mokyklos. Tai reiškia, jie kaip yra ir lygiateisiai dalyviai visame projekte ir gali patys imtis iniciatyvų. Čia yra šito projekto knygelės viršelis. Ir iš tiesų, jeigu kalbėtume apie tai, kad yra gimstama kitokiu, su kita lytinė orientacija yra gimstama, mes tiesiog turėtume susitaikyti ir tai priimti. Tačiau visi šie projektai kalba apie tai, kad mes galim pasirinkti. O kaip psichoterapeutas Gintautas Vaitoškas sako, kad jeigu jau yra pasirinkimas lyties, tai jau yra psichikos sutrikimas, kurių kodai yra net ir tarptautiniam ligų klasifikatoriuje, kaip matot, tai yra F64.0 ir F64.2. Ir kad gimstama berniuku ar mergaite, bet mes tampame vyru arba moterimi. Ir manau, švietimo įstaigose turėtų daugiau būti įgyvendinama tokių programų, kurios padeda tapti atsakingų vyrų, atsakingą moterimi, sukurti atsakingą šeimą, atsakingus santykius. Ir kaip grėsmės buvo irgi Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir šiai dienai yra Šiaurės ministrų tarybų biuras yra reorganizuojamas. Po to, kai Norvegijoje 2010 metais pasirodė dokumentinis filmas Heraldo Eijos, nežinau, teisingai norvegišką pavardę ištariau, kuris vadinasi Smegenų plovimas, kur jisai, tas žmogus yra žurnalistas ir sociologas berods. Jisai vykdė projektą, kad kreipėsi į daugelį įvairių šalių psichoterapeutus, psichologus, specialistus, būtent dėl lyties pasirinkimo, ar tai įgimta yra.
ir kur praktiškai visi garsūs specialistai, su kuriais jisai bendravo, paneigė Šiaurės ministrų tarybos teigiamas nuostatas visas, kad lytį galima pasirinkti ir kad čia tik tai mes nežinom, ko norim, o iš jie teigia, kad gamtoje yra visas spektras lyčių, tačiau tie specialistai tai paneigė, kad tai vis dėlto yra sutrikimas. Ir kaip to filmo, dokumentinio filmo pasekoje, Šiaurės ministrų tarybos veikla buvo sustabdyta ir dabar reorganizuojama yra. Nes ir bandoma dabar, kad Lietuvoje būtų pasirašyta dedamos pastangos dėl smurto prieš moteris ir šeimyninio smurto prevencijos bei kovos su juo konvencija. Tačiau čia irgi turim būti labai budrus. Mes esam tikrai prieš smurtą. Tačiau šioje konvencijoje yra 2 labai apgaulingi punktai, jeigu mes kaip Lietuva pasirašys šią konvenciją, tai mes sutiksim su tuo, kad lytį galima keisti ir kad galima įvesti 3-ąją lytį, taip vadinamą translytį. Ir tarkim, Australijoje žmogaus teisų komitetas jau yra įteisinęs, kad yra 23 lytis. Tai grėsmė iš tiesų tenka irgi mum. Ir galim įsivaizduoti tokį labai paprastą dalyką. Įsivaizduokim šeimą, besilaukiančią moterį ir tarkim, būsimas tėtis labai nori berniuko. Tačiau gimsta mergaitė. Ir mergaitė jausdama tėčio lūkesčius pabando pateisinti ir būti berniukiška, nors jinai gimė moterimi. Ir pagal šią konvenciją mes jau neturėtume suteikti jai pagalbos, kad atras savo moteriškumą, kad nesijaustų jinai kalta. Bet tada turėtume jai padėti būti transmoterimi, pavadinkim tą, nei tai vyrų, nei tai moterim. Arba įsivaizduokim kitą labai paprastą dalyką, kad vyras, kuris nusprendė šiandieną būti moterimi, ateina į baseiną, į mergaičių persirengimo kambarį, o tame mergaičių persirengimo kambarį mūsų 6-8 metų dukros. Bet tai yra vyras su visa vyro fiziologija, nors jisai save laiko moterį. Ir mes jau turėtume įleisti moterų persirengimo kambarį. Ir ar tada galvojame apie tai, kas vyktų su mūsų dukromis, su mūsų mergaitėmis. Ir gerbiama medikė Daunytė prašo, kad visame pasaulyje gamtos išdaigų yra, kada gimsta 10 maždaug procentų kitokios seksualinės pakraipos žmonių, bet 30 maždaug procentų jie įtraukia į savo gretas. Tai visame pasaulyje maždaug 40 procentų yra kitokių žmonių, bet jie nebūtinai gimė su tam tikra gamtos išdaiga. Jie kai kurie suklaidinti tiesiog savo aplinkose. Ir kada buvo bandoma irgi Lietuvoje ir Gender Loops programą į darželius įdiegti ir paskui programą diena, kai Frederikas tapo Frida, o Rasmusas Rasma, taip vadinasi. Vilniuje yra privatus vaikų darželis Nendrė, ir kurie bandė šitą projektą įtraukti, vykdyti savo veikloje, tačiau turim atkreipti dėmesį tai, kad šiame darželyje mokinasi daug vaikų iš šeimų, kurios yra nusilpusios, kuriom reikalinga pagalba, tai reiškia, tie vaikai yra dar labiau jautresni ir jų nėra, kas juos apgina. Tie vaikai jau taip išgyvena asmens tapatybės krizę ir jiem poveikį daryti yra labai paprasta. Ir kaip matot, žodis gender, ką mes bandom versti kaip ir lytis, tai yra socialinė lytis, kur bando pasakyti mums, kad nesvarbu, ko tu gimei, tu lytį gali pasirinkti, tačiau iš tiesų, kaip ir minėjau, mes gimstam berniuku ar mergaite ir tampam vyru ir moterimi. Ir šeima tai yra mūsų visuomenės ateitis, mūsų tautos ateitis, kur mes šeima sukūrėm tą aplinką, kur vaikas gali save atrasti ir augti. Ir tai turi būti vyro ir moters santuoka. Mums atnešė žinią sveikatos specialistai, dirbantį mokyklose, kad yra tiesiog parengtos tam tikros programa ir tam tikras leidinys, pagal kurį mokoma 7-8 klasių moksleiviai. Ir kaip matome, kokį apibrėžimą pateikia mūsų jaunuomeniai. 2 ar daugiau žmonių, kurie yra emociškai artimi, dalijasi lėšomis ir suvokia save kaip šeimą,
vadinama šeima. Pagal šį apibrėžimą nebūtinai sudaro tėvas, motina ir vaikai šeimą. Dar norėčiau dar sugrįžti prie gender loops ir Frederikas tampa Fride. Nors ir atrodo visuomeniai mes gavom žinią, kad šie projektai yra sustabdyti ir darželiuose bei mokyklose nebus vykdomi, tačiau tarp eilučių nuskambėjo, kad lėšos nebus grąžintos, bet visos tos gautos lėšos šiem projektams bus perkeltos į pedagogų rengimo kvalifikacijos centrus. Tai reiškia, mes tėvai net negalėsim žinoti, su kokiu pedagogu mūsų vaikas susiduria. Ar jisai jau praėjo tą mokymą, ar dar ne. Ir bus mums iš tiesų sunkiau būti budresniem ir apsaugoti savo vaikus. Tai lytinis švietimas. Pavyzdžiui, aš dalyvavau programoje Žmogus ne prekė maždaug prieš 7 metus. Tai šitas projektas buvo vykdomas Kauno rajono mokyklose ir aš kaip socialinė darbuotoja buvau paruošus pranešimą. Šalia manęs skaitė pranešimą medikė ir psichologė. Ir tai buvo konkretus lytinis švietimas, neugdymas. Tai buvo aiškinama, kad ankstyvi lytiniai santykiai tai yra gėris, kad neklausykite jūs vaikai, močiučių, senelių ten ir tėvelių, jei jaučiate aktyvumą lytinį, tai ir naudokitės ir buvo pateikiama visos priemonės, kuriom reikėtų tiesiog pasinaudoti. Aš iš to projekto po pirmo užsiėmimo išėjau, nenorėjau priklausyti tokiai komandai, bet įvairūs projektai ir toliau vykdomi mokyklose. Ir rengimo šeimai yra unikali programa, kuriai labai retai atsiranda lėšų, kad jinai būtų įgyvendinama. Bet jei ankstyvi santykiai paliečia vieną ar kitą jaunuolį, jo sutrinka raida. Ir jisai nebus pilnavertis vyras ar pilnavertė moteris. Turės labai daug emocinių, visokių dvasinių ir visokių kitokių žaizdų. Ir jas tikrai labai daug reikės specialistų ir pagalbos ir noro pačiam žmogui, kad jas galėtų išsigydyti. Tai pagalvokime, ką įsileidžiame į mokyklas.